Labas rytas. Ir ką jūs? Varysim pajūriu. Toliau bus vėl vėjuota. Na bet dar tikiuosi porą dienų bent nesulaukti lietaus. O gal ir pavyks iki Turkijos dabės dėt be lietaus. Nu, dviratį už lango rasim ar nerasim? Radom. Jau geras ženklas. Nu ką, 864 diena prasideda, pakuojamės palapinę. Pakuojamės, šmukkelės, pakuojamės. Susipakavom. O jei rimtai, 36 diena prasideda. Neblogai, tik tai vėjas. Labai stiprus vėjas, nes toj pusė jūra. Ir vėjuko nestinga. Kaip sargas yra, įvedas panašu. Vyras prižiūri tvarką. Maladėts vyras pakuravo, kur vakar man pasistatyti palapinę. Labai gerai. Važiuojam. Ten bandėm vakar važiuoti ir granicnąją zoną. Neleido važiuoti. Jam teks važiuoti greitkeliu dabar. Galvau, gal pavyks išvengti, panašu nepavyks. Tai toks dienos startas. Aš čia ką pametė, kažkas iš liemenės iškrito. Riedam žiedeliu. Iki pavyzdžių. Iški neramu manom čia tą greitkelio. Ne pats jaukiausias kelelis. Nusukus nuo greitkelio nieko gero, čia statybos. Eksimint greitkeliu, kuris tai laikas. Panašu. Tai ką padarysi? Kolega minušonė. Ten kažkoks gal visgi takas yra pasirodo. Bet aš jau į jį nepatek. Per daug reikalų. 5 kilometrai. Nelengva mint, kaip kad ir nuo kalno, bet prieš vėją gaunasi. Tokie reikaliukai kol kas. Tokia pradžia. Aš čia pasienio postas. Nu ką, išvažiuojam iš Burgaso. Keliaujam link Sozopolio. Apie 30 kilometrų. 10 kilų, let's go, nuo kalniuko. Neblogai. Riedam keliuku. Apie 17 kilometrų liko iki Sozopolio. Noriu suvalgyti, tik tai bananą suvalgyti nuo ryto. Norisi kažkur stabtelt pavalgyti, atsikrauti įrenginius visus. Nu va, keliai prasideda. Serpantinai prasideda, kalnuotos vietos. Kuo toliau jų tik daugės. Keliautojai.
Varo ir su dviračiais, ir su mocais, ir su kemperiais, ir su mašinomis, ir su kabinė namelius. Veiksmas verda. Bet čia per Borgo kemping vadina. Blemba valgyt noriu, tai kaip nežinau kas. 15. Prieky jūra matosi. Labai žydra, labai graži. Ir vėl tas kolega varo iš kairės. Ir trečią kartą šiandien susitinkam su juo. Kaip jis varo, taip varo. Burgaso bazė kažkokia karininkų. Va, pagaliau į normalų dviračių taką įvažiavom. Dviratininkai nestinga. Kažkaip varau, ko blemba greitkeliu. Pametėm miegmaišį, žmogus pasakė. Galim pasiimti. Taip. Pametėm. Tas dviratininkas galėjo prigriebti. Oi. Bet ką čia reikalauti žmogus? Negali reikalauti, reikia džiaugtis. Pasakė. Va, susirinko miegmaišius. Riedam toliau. Jamba valgyt nori vis dar, gali kiek. Reikėtų numint, o dar nevalgyta. Na, aišku, naudas, nevalgymas ten. Kaip sakyt, nusivalgo vėžio ląstelės. Kaituotojų pilnos pakrantės. Oho, čia dar daugiau. Tai visas miestelis. Labai nice. Kempingauja publika, kempingauja. Linksmi garsai tik sklinda. Su vaikais, su šeimom. Ant jūros kranto pasaka. Moka žmonės gyventi. Man patinka. Žmonės moka gyventi, man patinka. Minėm miestuką. Supirkom kepę įkalt. Pavalgyti. Gerai. Ruošiasi žiemai, malkas veža. O mes ruošimės pavalgyti kažkur. Dar neaišku kur. Uždėjom įkrovimą. Šiam pavalgyt. Maistelis. Gerai sūtelė. Dubajaus šokolado pradin baras.
Nu, toks. Nestebuklas, galiu pasakyti, nestebuklas. Už čia. Sezonas pasibaigęs. Žiūrėkit, koks vaizdelis, sala, pakrantė, juodoji jūra, pasaka. Chebra pasistatė namus ant kranto, ant skardžio. Wow. Nu ką, važiavom, Google Maps'as rodo, kad galima važiuoti, bet tai kad čia užrašyta įdomus tekstas. Militarė zonė. Ką galėtų rašti? Vajeno zona. Kas čia galėtų būti? Gal bandyt verštis? Kažkoks. Добрый день. Не можно тут пойдет, да? А тут можно? Хорошо. Удачи вам. Atsimušėm į military zoną. Nepraleido mūsų ten. Tenka apvažiuota visą military zoną. Į kalniuką varant. Sportas, sveikata. Добрый день. Kelelis rimtas. Op. Čia toliau. Tiesiai, dešiniau ir po to. Tiesiai dešiniau, po to kairiau. Maždaug taip. Važiuojam. Ir privažiuojam. Juodąją jūrelę. Manau, kad reikia įsimauti, nieko nebus. Tekste. Malčūda. Sunkiai, kaip lemba stumės. O dar šitų šlapių smėlių geriau važiuoti. O, biškį geriau. Čia kokios žvėries pėdsakai. Vilko. Opa, poplečia. Tai turtina vargo nemato. Maladė. Eisim čia išsimauti. Nu ką? Eisim maudytis. Maudytis. Op! Žyvukas. Fotko. Labai siauras. Nelabai, čia smėliuku pavažiuosi žmogus. Kemperiai, visur kemperiai. Sezonas pasibaigęs. Kemperiai ir tuštuma. Vienas kitas žmogus praeina. Sezono metu čia pilna būtų. Smagienų turbūt. Dabar tuščia. Eina močiai. Kalti sulipdyti, suklijuoti, atvežti, sumesti. Iš tos serijos.
Užnešė į Šventąją, tik dar daugiau jovalo turbūt. Nors blemba Šventoji, neatsimenu kada buvęs. Nu va, gerai, matau, kad dar žmogelis vieną temperį atitempė, nes šių trūksta labai. Šaunuolį. Nu va, įvažiavom 30 km. Išsimaudėm, pasportavom. Riedam. Vėsta. Vėjukas. Šioks toks yra. Temperatūra pakritus. Ruduo. Ir Bulgarija ir ruduo. Varom į Sozopolį. Vykom. Sozopolis. Smagu užsistumdus. Nuostabu. Įpusėję. Įveikiam. Let's go. Biškį gyvybės mieste padavė. Biškelį gyvybės atsirado. Smagiau. O, Lidlas už 1,5 kilometro. Reiks pasiimti juodo šokolado. O, čia stumia chebą. Reikia padaryti magišką. Evet. Nu, esu 100% įsitikinęs, kad tai vienas geriausių Lidlų su geriausiu vaizdu turinti parduotuvė, kokią esu matęs. Neabejotinai. Šitas Lidlas. Visų Lidlų, kokius esu buvęs, geriausia vaizdo turintis. Wow. Ar čia galima taip pavažiuoti? Mačiau plytą. Čia negalima, čia jau. Piktai stafai. Wow. Nustebęs. Nustebintas. Va kasos. Kasos apie langus. Juodoji jūra. Gatvė nekinkia. Labai yra. Viskas, kad nekinkia. Atsipriakinam Lidliukę. Užkakė. Banica. Lygioji banica. Nebloga, man patinka. Tešla. Ir jūsų maistas. Bulgariškas tradicinis patiekalas.
Prie Lidlo pavalgėm. Riedam toliau. Dabudėn. Opapa, kokie vaizdeliai. Vau. Vau. Čia jau išnyksta po biškį. Kaip sakyt, gyvenamieji pastatai. Vienas viešbutis didelis stovi, bet nesimaty tokių didelių miestų. Kuo toliau vis mažiau miestelių. Pačekinsim. Greitai artėjam, patikrinsim, kokia situacija čia. Viską patikrinsim, nuodugniai. Marina Royal Palace, 5 stars. Only 5 stars. Need more. Vėjelis pučia tai kaip turi būt. Ohoho. Langelės ošia irgi. Let's go! Riedame. Ieškome vietos, kur palapinę statyti. Bandysime žiūrėti, kaip bebūtų. Jau temsta, jau laikas statyti palapinę. Mačiau. Nevarkia. Bemba šitos atramos įkist. Radom ten, kur pasistatyti palapinę. Ieškosim kitų kelių. Kitų vietų. Čia matau į miškelį lindimas įdomus. Nu, rizikuosim, stumsimės per šitos neaiškius keliukus visgi. Reikia blempa persikelt savo baikerį. 60 kg mirties trauka ir ambicijų. Vitaminas nugarė. Važiuojam. Reikalų galiu pasakyti. Kas palieku, einu patikrinsiu, ar verta man įstumti tą kalną ar neverta. Nu, visgi stumsimės biškelį aukščiau ir ten pasiduosim į kairę arba į dešinę ir pasistatysim palapinę. Let's go! Labai puikiai. Bus gerai, neįklaidyvo į medį. Palapinį vietelę pasiruošti tvarkingai. Nu va, palapinė pastatyta. Jamam būtiniausius daiktus.
Powerbankai, telefonai, šokoladas be jokių abejonių turi būti paimtas. Vandens su kreatinu. Ką šiandien? Aš šiandien miegot. Labamai.